Komisarė, sakykit, prašau, kodėl tokius sausainius su transriebalais aš galiu nusipirkti Lietuvoje, bet negalėčiau nusipirkti Danijoje? Todėl, kad šalis narės pačios turi teisę nustatyti savo produkcijai šalies viduje reguliavimą. Jeigu tai nepažeidžia bendro ES nustatyto principo laisvo prekių judėjimo. Pagal informacijos vartotojams teikimą, šalis narės privalo griežtai laikytis nustatytų informacijos reikalavimų, ką pateikti vartotojai. Ta informacija turi būti suprantama, aiškiai išdėliota. Bet šalis narės turi teisę dėl jų visuomenės sveikatos poreikių nusistatyti limitus. Tačiau yra dalykų, kurie reguliuojami pan-europiniu būdu. Tai jeigu yra reguliuojami visos Europos mastų, tai šalis narė neturi teisės nukreipti nuo to reguliavimo. Bet Danai... Šiuo atveju nėra. Šiuo atveju šitie sausainiai, kurie turi transindustrinės, pabrėžiu, industrinės nesočiasias riebiasias rūgštis, būtent kurios atsiranda dėl gamybos, dėl technologinio proceso. Tai tik dabar, tai yra pereitais metais, Europos komisija gavo išsamų ekspertų raportą, išsamų, moksliškai pagrįstą raportą, kuris aprašė situaciją ir įrodė, kad taip yra būtinybė spręsti ir europinių lygių šios problemos reguliavimą. Bet, komisarė, ko tiek reikėjo laukti ilgai, tai Danai seniai... Neskubėkit. 10 metų? Neskubėkit. Taip, iš tiesų, Danai, darydami nacionalinį tyrimą, jie neatsako į daugelį klausimų, kuris susiję su skirtingais vartotojų lūkesčiais poreikiais, kurie yra 27 kitose valstybėse. Ir todėl turi būti moksliškai pagrįstos išvados. Kaip jūs žinote, šitas pagrindimas mokslinis dėl nesočiųjų riebiųjų industrinių rūgščių reguliavimo buvo atliktas ir pasauliniu mastu. Ir pasauliniu mastu buvo jau tiksliai pateikti skaičiai, kad būtent šios rūgštys yra atsakingos už mūsų širdies kraujagyslių problemas, infarkto problemas tiesiogiai. Štai kodėl Jungtinės valstijos pereitais metais po jų Food and Drug Administration, po jų maisto ir vaistų administracijos pateikto tyrimo įvedė draudimą šitoms rūgštėms. Tai ko laukia Europos komisija? Mes ne tik, kad ko laukia, mes einam koja į koją. Tačiau Jungtinės valstijos yra valstybė federalinė viena, kuri turi federalinį instrumentą ir kuriuo galima, mesgi turime 28 valstybių sąjungą, kurios turi savo nacionalinės kompetencijas. Todėl mums gavus raportą praktiškai tą pačią kryptimį nukreiptą, dabar yra būtinybė pateikti visoms šalims narėms mūsų siūlomas pozicijas. Taip pat Europos Sąjungoje, pasakysiu minutę, taip pat Europos Sąjungoje yra privalomosios taisyklės, kad jeigu Europos komisija nori įvesti reguliavimą, prieš tai ji turi atlikti konsultaciją su visuomenė. Tai štai dabar mes esame stadijoje, kada darome pradinį poveikio analizės tyrimą, kartu su juo būtinybė visuomeniai pateikti 3 versijas, jos moksliškai pagrįstos tos 3 versijos, ir reiškia, mokslas pasakė, kad galima taip ar taip ar taip, ir šiuo atveju visuomenės konsultacijos prasidės.
į kurias turi atsiliepti nevyriausybinės organizacijos, piliečiai, vartotojai, industrija, įvairios grupės. Tada po visuomenės konsultacijų mes privalome jas apibendrinti. Europos komisija negali viena veikti prieš piliečių tendencijas, norus, apklausas ir panašiai. Tuomet dar yra kitas procesas, kur jeigu, tarkime, mes apsispręsime paimti vieną iš krypčių, tai krypčiai mes turėsime taip pat turėti pagrindimą, kodėl mes, pavyzdžiui, siūlom šitą, o nesiūlom vienos ar kitų priemonių, kurios studijoje taip pat yra. Ir tada pateikti šalių narių balsavimui. Ir tuomet, jeigu tai bus reikalinga priimti statybinę pataisą, mes turėsime iniciatyvos teisę pateikti tą pataisą dviems įstatymų leidėjams. Europos parlamentui ir Europos tarybai atitinkamai. Ir jos turės tuomet jau balsuoti, ar pritarė mūsų iniciatyvai, ar atmeta, ar grąžina tobulinti. Komisarė, sakykit, bet išvados aiškios mokslininkų yra čia. Kaip neaiškios? Aišku, ir kuo daugiau vartoji transriebalų, tuo didesnė rizika. Taip, išvados ta prasme aiškios. Tačiau siūlomi metodai, kaip su tuo kovoti, yra 3 rūšių. Geriausias metodas yra nustatyti minimalius limitus. Kaip Danai padarė. Taip. Minimalius visose 28. Kitaip sakant, įvesti pan-europinį reglamentą. Ir aš manau, kad šitas būdas yra pats efektyviausias. Todėl, kad priešingų atveju prasideda labai didelės bėdos, kurios susijusios su daugeliu veiksnių, daugeliu valstybių. Reikia turėti mintyje, kad ES valstybės labai skirtingos ekonomiškai. Labai skirtinga perkamoji galia, labai skirtingi atlyginimai, labai skirtingos kainos. Ir dažniausiai biednesnės šalis nukenčia labiau, todėl kad į jas ateinantis produktai, turintys štai tokių industrinių nesočiųjų riebiųjų rūgščių, jie, kaip sakyti, tie produktai būna santykinai pigesni, nes technologijos nereikalauja tokio preciziško išgryninimo. Jie įperkami. Ir kada perka žmonės, dažniausiai biednesni perka būtent pigesnius produktus. Ir tuo atveju mes matome, kad nepasiturinčios visuomenės grupės dažniau yra paveikiamos negatyvių rizikos veiksnių, o čia yra vienas iš rizikos veiksnių, ir jie dažniau serga infarktais, insultais, diabetu, nutukimu ir visais kitais tom problemom. Tai mes vadiname socialiniam determinacijom. Ir tai yra labai rimta problema, didelė problema. Štai kodėl aš, kai atėjau į portfelį komisaro, paspartinau studijos užbaigimą. Ir mes dabar esame, kaip aš minėjau, toj situacijoje, kad kaip žinote, yra keli dalykai. Yra pasiūlymas vienas palikti šalim narėm pačiom reguliuoti pagal jų apsisprendimus. Antras siūlymas yra įvesti pan-europinį vieningą reguliavimą. Ir trečias siūlymas yra, kaip sakyti, įvesti savanorišką reguliavimą. Kaip sakyti, nustatyti, kaip gali būti reguliuojama, bet šalis narės savanoriškai apsisprendžia tą daryti ar ne. Kaip manot, kiek užtruktų, pavyzdžiui, visas tas procesas, kaip jį galima būtų pagreitinti? Pagreitinti nieko neįmanoma, nes bet koks greitinimas, žinote, kad tai yra ir industrijos reikalai, tai yra labai skirtingai, bet didžioji dauguma vis tik tai yra mūsų pusėje, kad įvesti vieningą, kaip sakyti, reguliavimą visoje Europos Sąjungoje, bet nieks nežino, kaip gali sureaguoti kitos industrijos. O jums pačiam teko susidurti, pavyzdžiui, su spaudimu
Taip, turėjau labai plačias diskusijas. Kaip jie argumentuoja, ką jiems sako? Visų pirma, visi argumentuoja kaštais. Technologijų pasikeitimu. Jie sako, kad jie turės iš darbo žmonių, kadangi reiks pirkti naujas technologijas, kad tai iš karto pabrangins jų kaštus, kad tas apribos jų galimybės prisitaikyti prie rinkos, nes jie teisėtai, teisiškai teisėtai reikalauja, kad jeigu jūs norite įvesti griežtesnį reguliavimą, jūs turite nustatyti protingą terminą, per kurį mes galime prisitaikyti. Taip, tai teisiškai yra... Buvo pasitaikę šantažo, pavyzdžiui? Atvirai pasakius, ne, bet labai skirtingos nuomonės, labai skirtingos diskusijos ir, žinoma, visos diskusijos yra argumentuotos. O tie, kurie mato kitokį kelią, jie pateikia savo skaičiavimus. Ir tuomet, kada atneša tau kelių šimtų lapų studiją, mes privalome ją nagrinėti. Mes privalome įvertinti, mes privalome pateikti atsakymą. Minkit, kad Europos komisija privalo pateikti atsakymą į kiekvieną raštų gautą užklausimą, paklausimą, pasiūlymą. Mes negalim nieko nematyti, nutilėti ar atidėti. Netgi formaliaja prasme mes privalome, kaip sakyti, tarkim, jeigu tai yra besikartojantis siūlymai, o dažnai būna taip, kad ateina tie patys pasiūlymai iš įvairių, tik kitokiom firmom, tai formaliai prasme mes privalome tą patį atsakyti kiekvienam individualiai. O iš Lietuvos? Ar buvo, pavyzdžiui? Iš Lietuvos aš manau, kad aš turiu dabar pasitikrinti, bet žinoma, būčiau atsiminęs. Bet matot, mes bendraujame ne su Lietuvos, bet su tom organizacijom, kurios yra pan-europinės ir į kurių sudėtį įeina ir lietuviškos organizacijos. Tai, kitaip sakant, jos atstovauja korporatyvinį interesą visų ar 24, ar 28, ar 23, ar 16 valstybių, nesvarbu, bet jos yra užsiregistravę, jos yra oficialūs lobistai Europos institucijose, jie turi oficialų statusą ir mes privalome į tai atsižvelgti. Kaip situacija Lietuvoje? Kaip jūs vertintumėte apskritai? Situacija Lietuvoje, mano nuomonė, yra sudėtinga. Man teko, būnant sveikatos ministru, įvesti apribojimus vaikams, kad produktai nebūtų taip, ir mes įvedėme apribojimus. Tai nebuvo paprasta. Lietuvos mastu reagavo reiškia firmos. Tačiau, bet mes puikiai suprantame, kad vaikai yra pažeidžiamiausia grupė ir šiuo atveju jie negali pasirinkti. Vartotojas suaugęs gali pirkti arba gali nepirkti. Čia jo teisė pasirinkti. Jeigu jisai randa parašytą. Jo teisė pasirinkti. Jis turi būti informuotas, jeigu jis randa parašytą, jo teisė pasirinkti. Vaikas juk neturi, jis gal skaityti nemoka. Jis negali pasirinkti, jis nėra nei subrendęs, nei galintis, jis pasiduoda įtakai, spaudimui, jis pasiduoda įtikinimui, jis pasiduoda tradicijai, jis pasiduoda kito vaiko, valgo skanų, noriu. Visi puikiai suprantame, kad turi būti reguliuojama. Tai štai dabar iš ties, aš atstovauju poziciją, mano pozicija yra, kad vis tik tai būtų vienodas, vieningas paneuropinis reguliavimas. Bet tai dar nereiškia, ar ta pozicija bus aprobuota koledžo lygyje. Nes mes dabar, kaip minėjau, esame stadijoje pradinės poveikio analizės ir konsultacijų su visuomenė. Bet padėti ant stalo 3 keliai. Tada žiūrėsim, nes ir visuomenė turės pasakyti, ar jį, tarkim, remia tą kaip sakyti, moksliškai labiausiai argumentuota ir skaičiais labiausiai įrodyta, kad tai būtų vieninga ir nesudarytų papildomų kliučių. Nes skirtingas šalių narių reguliavimas sukelia problemas gamintojams, kadangi jie turi tuomet fragmentuoti savo gamybą. Toj šalyje toks reguliavimas, toj toks, rinka tai vieninga, taip?
vieninga rinka. Tačiau toj vieningoje rinkoje yra begalės skirtingų reguliavimų. Tai augina kaštus. Tai didina kainas ir tai sukelia be galo daug, kaip sakyti, netarifinių barjerų. O jų reikia išvengti. Tai nieko nėra geriau, kai būtų vieningas reguliavimas. Ypač tokiu atveju, kada moksliškai įrodyta, kad tai iš tiesų sukelia infarktą. Tai yra rimta, tai yra tikras rizikos veiksnys, turintis gana konkretų poveikį širdies kraujagyslėms. Būtent širdies kraujagyslėms. Aš dar grįždamas į Lietuvą, žinot, kas mane nustebino, kai mes kalbėjomės ir su mūsų, pavyzdžiui, kai kurių laboratorijų atstovais, jie labai nenoriai dalinasi informaciją apie įmonės, kurios vartoja transriebalus. Ir net, pavyzdžiui, institucija, kuri tarsi turėtų reguliuoti, reiškia, visą tą industriją, jie tarsi irgi, žinot, jie ir tikrina, ir tuo pačiu stengiasi, kad mūsų įmonės, kurios eksportuoja, pavyzdžiui, tą pačią Europos Sąjungą, kad nenukentėtų. Ir yra toks neaiškus balansas, kas yra svarbiau, ar verslininkų interesai, ar visgi visuomenės sveikatos interesas. Bet kaip jūs puikiai suprantate, nacionalinės laboratorijos ar tie, kurie reguliuoja, jie negali peržengti savo kompetencijų. Ir kita vertus, jie puikiai supranta, kad jeigu nėra priimtas nacionaliniu mastu įstatymas, o šiuo atveju arba turi būti priimtas šalies parlamente ir nustatytas, arba vyriausybės nutarimu, nėra jokio kito kelio, kadangi čia yra įsiterpimas į rinką ir konkurenciją, o kaip žinote, be įstatymų tai sunku padaryti, tai jie visiškai teisūs, kad jie tokioj pozicijoje, nes priešingų atveju jie neš pasekmes. Kiekviena firma net ir dėl nežinia kokių dalykų gali jos apskųsti, paduoti teismą ir prisiteisti milžiniškus nuostolius. Arba bylinėtis metais. Ką jūs rekomenduotumėt Lietuvos vyriausybei ir parlamentui? Aš rekomenduočiau Lietuvos vyriausybei pasekti Danijos pavyzdžių. Ką aš ir anksčiau rekomendavau, nes man visiškai akivaizdu. Bet mano dabar pozicija yra stipresnė, aš esu komisaro pozicijoje, tai šiuo atveju aš tikrai noriu įtikinti ir visus subjektus, ir nevyriausybinės organizacijas, ir vartotojų sąjungas, ir industrijas, ir šalių narių vyriausybės, kad pats geriausias kelias yra būtent vieningas reguliavimas. Man palengvina mano argumentus tai, kad Jungtinės valstijos tik ką gruodžio mėnesį padarė. Kitaip sakant, mes ėjom kartu dėl mokslinio ištyrimo, jiem padaryti lengviau, kadangi pas juos yra viena valstybė. Pas mus yra 28 ir šiuo atveju mes turime nuosekliai laikytis iš sutarčių iškylančių teisinių įsipareigojimų. Todėl mes negalim nei apšokti, nei apšoliuoti, nei kitaip, nes priešingų atveju bet kas apskundęs, jeigu aš pažeisiu procedūras, apskundęs, laimės ginčą Europos teisingumo teisme. Bet aš suprantu, kad valia iš jūsų pusės yra gana tvirta. Nėra abejonės. Man čia dar lengviau, todėl kad mano profesinis išsilavinimas leidžia pagrįsti labai akivaizdžiai koronarinės ligos tiesioginę priklausomybę su šituo rizikos veiksniu. Labai ačiū.